Generalinis prokuroras Darius Valys su ta pačia metinė veiklos ataskaita į Seimą atvyksta antrą kartą. Ataskaitai parlamentarai nepritarė vasarą, savo nuomonės nepakeitė ir rudenį. Generalinio prokuroro poste norinčiam išsilaikyti Valiui dabar gelbėjimo ratą gali mesti nebent prezidentė. Prokuratūroje niekas negerėja, toliau išeina iš sistemos ištikimi ir kompetentingi pareigūnai. Klaipėdos apygardos vyriausio prokuroro pavyzdys, mano žiniomis, Vilniaus apygardos prokurorai keli ruošiasi palikti tarnybą. Tai atsiranda didelė grėsmė visai sistemai ir viešajam saugumui valstybei. Dirbant specialiųjų tyrimų tarnyboje, man teko bendradarbiauti su ne vienu generaliniu prokuroru. Aš galiu dar kartą pakartoti, kad tokio dar generalinio prokuroro neveiksnaus Lietuvos Respublikos generalinio prokuratūra neturėjo. Valys kalba priešingai, esą taip gerai generaliniai prokuratūrai dar niekas niekada nevadovavo. Praėjusi metai buvo išskirtiniai. Panalizuokit ataskaitas ir raskit antrą tokią ataskaitą. 20% daugiau ištirta veikų 2012 metais, ne 2011 metais. Viešo intereso gynimas. Teisme pateikta ieškinių prokurorų trigubai didesniai sumai nei 2011 metais. Neseniai atlikta apklausa atskleidė, jog beveik pusė iš 800 apklaustų prokurorų prokuratūros reformą vertina kaip žalingą valstybei. Pertvarka užbaigta praėjusiais metais, kuri iš tiesų yra istorinė ir niekas to nepaneigs. Galiu kirsti lažybų po 5 metų susitikus su šiandienos kritikais, tai tikriausiai aš tos kritikos negirdėsiu. Valį Seime palaikė tik konservatoriai, Lietuvos Lenkų politikai ir maža dalis socialdemokratų. Teisės ir teisėtvarkos komitetas įpareigotas parengti siūlymą dėl Valio atleidimo, lemiamą žodį tarsi jį paskyrusi prezidentė Dalia Grybauskaitė. Reporteris Gedas Salyga, Vilnius.